Erotinė prekių parduotuvė. Labą dieną, Erika klauso. Labas, Erika. Sveiki. Tokį turiu klausimą. Aš vakar pirkau pas jūs prezervatyvų. Taip. Ir žinokit, man atrodo, jie yra brokuoti. Ta prasme visi? Aš kol kas aš bent jau 2 pabandžiau iš 3. 3 tikrai nesiruošiu daryti ir bandyti, nes ir taip 2 tikrai brokuoti yra. Jūs, jeigu galite, garsiau prašom kalbėti. Labai blogai jūs girdžiu. Metas brokas yra? Aš kai jį užsidedu, man vis tiek linksta. Kas linksta? Mano varpa. Tai palaukite, prie ko čia prezervatyvas? Bet tai kai užsidedi prezervatyvą, tai varpa turi būti stati, aš piešinėlį mačiau. Nelabai aš suprantu. Jeigu nėra erekcijos organe, tai prie ko čia prezervatyvas? Ne, tai ta erekcija yra ir aš kai užsidedu, pavyzdžiui, prezervatyvą, tai jisai, nelaiko taip stačiai viršų, jisai linksta. Prezervatyvų nėra paskirtis laikyti organo. Bet tai skirti apsaugai. Bet tai ant paveikslėlio parašyta, kad jisai stačiai stovi. Aš visgi tikrai nesu patenkinta šitą prekę. Aš norėčiau ją grąžinti. Sakykit, gal galėtumėt patarti tokį gerą, nuo kurio normaliai, ta prasme, kaip sakant, erekcija stovėtų. Prezervatyvų paskirtis nėra tokia. O gal galite tada pasakyti, ką padaryti kartu su prezervatyvais, gal kažką suvalgyti ar patepti? Taip, yra priemonės erekcijai gerinančios, yra kremai, yra žiedai užveržėjai, jeigu nėra stabili erekcija. Tai tada nelinks? Taip. Tai, o tų prezervatyvų gal naujus man jų nepakeisit jau? Tikrai ne. O tą bent jau vieną? Jūs tikrai ne. Jūs juokitės, jum tai juokai? Ne, tiesiog aš atsiprašau, bet pirmą kartą turiu tokį prašymą pakeisti prezervatyvą, tai dėl to šiek tiek man taip ir... Mano žmona nėra patenkinta, o jums nėra buvę tokių bėdų su savo vyru? Ne. Nes mūsų prezervatyvai pasižymi labai gerą kokybę ir tikrai nusiskundimų niekad neturėjome. Vieni perkamiausių. O jūs turite pripučiamą kokią moterį pamėginti? Yra. Taip, ir moterų, ir vaginų turime. Jūs užsukite rytoj pas mus, mes galbūt kažką tai jums padėsim išsirinkti. Gal pamėginti kažką? Bet aš tikrai, žinokit, irgi atsinešiu tą prezervatyvą, aš galėsiu prie jūsų užsidėti ir pamatysit, jis tikrai linksta. Gerai, atsineškis. Puiku. Tai ačiū jums labai tada. Iki pasimatymų. Iki rytojaus. Tai norėčiau pamatyti. Kokia klausyk. Nepajamsi plikom rankom. Tikrai ne. Ne veltui ir seksšopė dirba, žinai. Turėtų būti tokia... Atlaikė jinai.